Europa, ketvirtadienį pradėkime nuo Skandinavijos, čia rytoj Stokholme lietinė 18 laipsnių šilumos. Ir Stambule rytoj 13 plius ir debesuoti su pragiedruliai orai, Balkanėse vos 15 laipsnių šilumos ir apsiniaukę. Tada šiek tiek vėsesnis ir gal kiek mažiau pavasariškos, bent jau likusių Europoje prognozės, Lietuvoje vis dar yra kuo pasidžiaugti. Tiek apie orus šį kartą, gražaus ir jaukaus vakaro su LK. Įvairiausio plauko žiūrovom. Teatrai yra tai viską jau šitiek metų scenoje esat. Ne, aš turiu faktą, žinokit. Sudėjus jūsų visų muzikinės karjeras kartu gaunasi 80 metų ant scenos. Jūs įsivaizduot, čia daug ar mažai? Kalbant apie tą savigylą, dabar jūs esate ir patys pasakoję, teko dirbti ir tais laikais, kada ne viskas buvo labai gražu ir saugu. Ir koncertuoti ir įvairiaus plauko žmonėm, ir banditam, ar kaip čia pavadinti, išdykusiems žmonėm. Na, tokiam išdykusiems berniukams. Tikrai teko daug koncertuoti jiems ir savo valia būdavo, kad jie Mačiau aš blėską tu ten pultelį kišai. Programai, žaliankalį ir vėžą. Ir tą restoraną dažniausiai ateidavo ir 90-ųjų lyderiai tie, vadinami tie berniukai išdykę. Ir jie buvo nužiūrėję mane ir pavadino, turėjau pravardę Šyva. Kažkodėl mane vadindavo gatvėje, jie šaukdavo Šyva iš mašinos. Ir mūdų su Ingutė eidavo, mažutė Ingutė gatvėje, šaukė Šyva. Ir aš tik tai sustingstu ir žiūriu kokią parduotuvę, kad mes galėtume greitai įsmukti į ją. Ir pardavėjom bėgdavo, sakydavo, greitai, ten, kur mes įrėksim, greitai paltų atneškit daug. Ir atnešdavo paltų ir mes po tais paltais su Ingutė pasislėpdavom. O pardavėjams, sakau, kai išės, turiu tik tai pasakyti. Vienai stebėjo tą laiką, kol jis išės, o jam turbūt jis buvo 2 metrai, dar ir daugiau ūgio. Nenoriu minėti jo pravardės, visi tikrai vyresnio amžiaus žmonės jį žinotų. Ir tada mes jau kai išeidavo, tada jau šitą sakydavo, eikit, jau dabar jau jis išėjo. Bet išeidavo pardavėjo visą laiką į lauką, darbo žiūrėdavo, jis tikrai nuvažiavo, jis jau tikrai nebėra. O kai koncertuodavom restorane, jie dar ir labai lengvai rasdavo, kur mes gyvenam. Pavyzdžiui, grįždavom po naktinės programos, ryte atsargiai